jau turi užsiregistravusių perkančių 2925 perkančiosios organizacijos. Jeigu mes pasižiūrėsime tą statistiką, kuri buvo auditui, valstybės kontrolės auditui atliekant analizę šitų perkančiųjų organizacijų, kiekis buvo faktiškai 3 kartus mažesnis. Kaip prasidėjo auditas? Taip. Jeigu statistinius duomenis mes paimsime būtent 13 metų, tai buvo 2 kartus. Lyginant 12 metų ir 13 metų rezultatus, 2 kartus buvo pokytis. Kitaip sakant, pats centralizavimo privalomumas, ta prasme tokia, kokia jis yra reglamentuojamas viešųjų pirkimų įstatyme, jisai, aišku, įnešė korekcijos į perkančių organizacijų aktyvumą perkant per CPO katalogą, tačiau aktyvumas didėjo ir 12-13 metais, tai yra nuo CPO LT susikūrimo momento. Ir jeigu mes pasižiūrėsim statistinius duomenis tuos, kuriuos pateikia viešųjų pirkimų tarnyba, tai sutarčių skaičius lyginant 12 ir 13 metus išaugo per CPO katalogą 1,5 karto. Tai nuo 17 591 iki 26 112 sutarčių. Taip pat pirkimų apimtys per katalogą nuo 12 metų iki 13 metų išaugo nuo 234,8 milijonų iki 528,2 milijonų 13 metais. Įvedus privalomumą pirkti per CPO LT katalogą, vien tik tai per pirmąjį šių metų ketvirtį, faktiškai rezultatas buvo 0,4 milijardo. Pirkimo vertė, kitaip sakant, pirkimo vertė išaugo ir tą užtikrina mūsų šiai dienai šis katalogas. Perkančiosios organizacijos būtų patenkintos ne tik tai tuo, kad procedūros vykdytos greitai, bet jos gautų kokybišką produktą. Šiai dienai CPO LT kontroliuoja preliminariasias sutartis ir preliminarių sutarčių pagrindų, gavusi bet kokią informaciją apie netinkamą konkrečios sutarties vykdymą, kreipiasi į tiekėją su prašymu išaiškinti netinkamo vykdymo, galimai netinkamo vykdymo priežastis ir ragina jį tą padaryti. Gavus informaciją, kad dėl netinkamo vykdymo pirkimo sutartis perkančiosios organizacijos ir tiekėjo buvo nutraukta, vienareikšmiškai yra taikoma sankcija numatyta preliminarioje sutartyje, tai preliminarios sutarties nutraukimas ir baudos pritaikymas tiekėjai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Tai yra tos priemonės, kurias gali pritaikyti CPO ir kurias aktyviai taiko. Nusiskundimai tokio tipo kaip neteisingai išrašyta sąskaita faktūra, tokio tipo kaip sąskaitoje faktūrai nurodyto netinkamas pirkimo objektas ar panašus dalykai, tai laukiam supratimo tiek iš perkančių organizacijų, tiek iš komiteto, kad tai yra priemonės reikalaujančias paaiškinimo perkančiai organizacijai, kaip jinai turėtų elgtis, nes pirkimo sutartyje yra, konkrečioje sutartyje, kurią sudaro būtent perkančioji organizacija su tiekėju, yra numatyta galimybė, kad perkančioji organizacija būtent turi pasitikrinti, ar atitinka pirkimo objektas nustatytus reikalavimus. Ir pirmiausia, paprašyti, kad tiekėjas ištaisytų trūkumus. Aišku, jeigu tiekėjas jų netaiso, yra sankcijos, aišku, yra priemonės, kuriomis gali pasinaudoti perkančioji organizacija. Nu, aišku, jeigu ir tai nepadeda, ir konsultacijos CPO LT, kurios yra pastoviai mūsų konsultantai, jau nurodyti konsultuoja dėl galimybių pasinaudotis visom priemonėm, tokiu atveju mes taikome sankcijas. Atkreipiu dėmesį, kad kokybės klausimas, jeigu mes pažiūrėsim perkant per CPO, tiek ne per CPO, jis aktualus visom perkančiosiom organizacijom. Ir su sąskaitos išrašymo problemomis, ir netinkamo pristatymo laiko problemomis. Tai yra ne kokybės prekės klausimai, tai yra organizaciniai klausimai, susidarė visos perkančios organizacijos. Mes galėtume pasinaudoti mūsų jau, sakykime, kolegų, mūsų konkurentų, tai Kauno miesto savivaldybės sukurtos perkančiosios organizacijos patirtimi, kur jinai į komiteto užklausimą išdėstė, reiškia, argumentus ir tas pačias problemas, kad perkančiosios organizacijos, reiškia,
vis dėlto susiduria su tom pačiom problemom, kuriuom jos galbūt buvo pirkusios per CPO arba ne per CPO. Šiai dienai galim pasidžiaugti, kad ta pati Kauno miesto savivaldybė ir jos sukurta centrinė perkančioji organizacija lygiai taip pat įvertina CPO darbą ir taip pat užsakymus vykdo per centrinę perkančioji organizaciją iš centrinės perkančiosios organizacijos. Dėl priemonių įgyvendinimo, kurias mes buvom įpareigoti atlikti per 14 metus valstybinio audito, jos yra įgyvendinamos, o jeigu ir būtų nustatyta kokiu tai nepilno įgyvendinimo aspektu, mes galėtumėm tikrai dar iki metų pabaigos pasistengti ir tikrai pasitempti. Jo labiau, kad CPO LT kolektyvas pasirengęs visiems pasiūlymų įgyvendinimas ir tikrai nesakome, kad esame viską įgyvendinę, viską padarę. Nurodytus trūkumus esam pasirengę šalinti. Rekomendacijos sukurti komunikavimo priemonę, kurios pagalba būtų galima tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms išreikšti savo pastabas, pasiūlymus centriniai perkančiai organizacijai. Kaip ir minėjau, yra sukurta priemonė, nauja interneto svetainė, kurioje galima pareikšti atsiliepimus ir komunikuoti. Konkretūs komunikavimo rezultatai yra skilti apie mus, statistiką, veiklos vertinimas. Apklaustųjų perkančių organizacijų sutinka, kad CPO personalas profesionaliai tenka konsultacijas dėl pirkimų per CPO. 70% perkančių organizacijų sutinka su teiginiu, kad centrinė perkančioji organizacija yra skaidri ir patikima. Apibendrinta 4 arba 5 balais, 5-balė sistemos CPO veikla, vertinama 80 perkančių organizacijų teikiamą. Padarė apklausą būtent ne tik tai perkančių organizacijų, bet ir visų tiekėjų su prašymu nurodyti techninės specifikacijas, kokias jie manytų tinkamos ir pagal galimybės įgyvendinti pirkimą. Visi pirkimai vykdomi per CPO šiuo metu yra tik tokiu principu. Tai yra komunikavimas. Ir būtent inovatyvių technologijų, inovatyvių priemonių įgyvendinimų. Dėl sutartinių įsipareigojimų lankstumo, užtikrinti nepertraukiamumo kataloge ir pirkimo sutartys būtų galimybė jas pratęsti tam laikotarpiui lankščiai, kuris yra numatytas viešųjų pirkimų įstatymu. Tai šiuo metu sudaromos faktiškai absoliuti dauguma sutarčių, jau tokias nuorodas jinai turi. Tai yra pagrindinės sutarties sąlygos, jos yra viešos, prieinamos, jas galime atsidaryti ir pažiūrėti, kokios rekomendacijos yra numatytos sutarčių pratęsimui. Mes matome tas sutartinės sąlygas, kurias pasirašinėja perkančioji organizacija ir tiekėjas. Taigi, pagrindinės sutarties galiojimas. Ir yra galimybė nurodyti perkančiai organizacijai pačiai, kokius jos manymų reikalingas sutarties galiojimo terminas. Kitaip sakant, jeigu perkančioji organizacija numatė kažkokį tai kiekį įsigyti prekių ir tas prekes dar neįsigijo pagal sutartį, anksčiau neva kildavo problemos, ką tokiu atveju daryti. Kitaip sakant, lūkesčiai nepatenkinti yra tiekėjo, kadangi užsakymas buvo konkrečiam prekių kiekiui, jos buvo neįsigyjamos. Šiuo atveju yra nustatytas mechanizmas, kad perkančioji organizacija ir tiekėjas gali sutarti dėl sutarties įsipareigojimų vykdymo pratęsimo abipusių sutarimų, kol bus išnaudota, reiškia visa jo užsakyta suma iki 100% prekių. Matom 11.2, 11.3 punktai. Ir nustatytas lankstus mechanizmas pratęsimui. Šiuo metu, reiškia, vykdomas iš degalinių pirkimas ir faktiškai atnaujinama paskutinės sutartys, atsižvelgiant į šitas sąlygas. Nepertraukiamumo klausimas kataloge. Manome, kad tiesiog galbūt vienintelė problema tai buvo UAB EMSI ir jos pastovūs skundai kiekvieno degalų pirkimo atveju. Tai šiuo klausimu yra, kaip žinia, pasisakęs aukščiausiasis teismas vis dėlto ir įvertinęs, kad visos pirkimo procedūros, kurios vykdytos buvo per CPO, jos yra teisėtos, sutartinės sąlygos yra teisėtos, o skundai EMSI yra nepagrįsti. Tai tikimės, kad tokio stabdymo netgi jo ir teorinės galimybės nelabai bus. Nelabai neliks. Ne visos prekės, paslaugos ir darbai gali būti katalogizuojamos. Tai
Ne už visas galima nurodyti, kokia vis dėlto kaina, ne kiekvienas objektas gali būti aprašytas. CPOLT pasirengusi ir šiuo metu vykdo pirkimus pagal įgaliojimus. Tai yra perkančioji organizacija, nurodo, ką konkrečiai jai reikia įsigyti, suteikia įgaliojimus viešai įstaigai CPOLT, kuri pagal konkrečias sąlygas gali nupirkti konkretų objektą. Galėtume pasidžiaugti, kad šiai dienai mes jau sėkmingai įgyvendiname pirkimus Palangos policijos komisariato pirkimo. Šiuo metu vykdoma Radvilų rūmų renovacijos pirkimo projektavimo dalies vykdomas pirkimas. Taip pat jau vedamos dėrybos dėl Kauno arkikatedros renovacijos darbų pirkimo. Taip pat policijos komisariato jau yra netgi praktiškai keturi pirkimai. Dėl šiluminių katilų įrengimo, katilinių statybos taip pat vykdomas jau trečiasis pirkimas. Mes esam pasirengę įgyvendinti tas priemonės strategiškai, kurios reikalauja ir teisinių, ir vis dėlto kompetencijos žinių, ir kurių vis dėlto perkančiosios organizacijos galėtų sutaupyti pirkdamos per CPOLT. O toliau, galbūt baigdamas šią pristatymo kalbą, norėčiau tikrai patikinti, kad esame pasirengę naujovėmis, esame pasirengę siūlymams, esame pasirengę kritikai, kurią gali pateikti visi, ne tik tai, sakykime, svarų žodį turintys. Kiekvieno iš pašalies mes žmogaus nuomonę išklausome ir ją pasirengę įgyvendinti. Klysti, aišku, manau, gali daug, kiekvienas, jeigu nedirbtumėm, tai kaip sakoma, tada galbūt ir galėtumėm nesuklysti. Tai šiai dienai mes pasirengę vis dėlto užtikrinti taip, kad mes būtumėm reikalingi